dabar mūsų tikslas Kopa. Babam. 6 kilometrai per valandą. Suburyte. Dar miega mocai. Labą rytą. Labas rytas, Nidoj. Atsibudom. O, pabėgo jau. Žodžiu, atsibudom, noras nuostabus, temperatūra puikiai. Tikėkime, vasara jau prasideda. Tad aprodysim šiandien, kuo puošiasi Nida ir kuo ypatingas šis miestukas. Ką mes aplankysim šiandien? Pabandom aplankyti Aš grįžau. Saulės laikrodį galbūt. Ne, jeigu užlipsim tą kopą. Manau, kad taip, užlipsim, jeigu dabar jau mes Galbūt esam netoli. švyturį aplankysim. Galbūt. Kas ten daugiau? O, Saulės laikrodis 125, švyturys 12. Aišku, gyvename čia, kur čia mūsų vieta. Nueisim dar iki uosto ir aplankysim jūrą, aišku. Čia kiekvienas kampelis, tai tiesiog negali atitraukti akių. Tai norisi akim fotografuoti. Nida vasariška, bet žmonių nedaug, nes ta tokia vasara taip iš lėto įsibėgėja. Tai vakar vakare nustebino, kavinės tikrai dirba labai trumpai. Sakė, dar kol kas nėra tiek daug klientų. Bet kas ieško ramybės, tam tikro ramaus pasibuvimo, pats tas. Štai nuostabiosios vėtrungės, kurios būdingos šitam kraštui. Ir iš tikrųjų įsižiūrėjus į kiekvieną vėtrungę galima pamatyti labai daug tos vietovės etnografinius elementus. Nu, saulė jau taip tikrai kepina. Marios dar nežalios, neuždusę karosai, kai būdavo vasara karšta, kai deguonies trūkumas čia. Biški ir kvapelio būdavo. Taip, Dabar dar gaiva tokia, tikras vasaros pradžios atgaiva. O vėtrungės nesibaigė. Nesibaigė, jos ir toliau tęsiasi. Žodžiu, einam iki uosto, praeisim ratuką, ką ten žvejai daro. Nu ką jie ten gali daryti? Kažką daro. Vis tiek koks tas laukimo procesas. Taip. Pasigrožėsim jachtom nuostabiom. Taip, žvejo sodyba, žiūrėk, etno Baltikė, tokia pamosuot irklais eksponatas. Taip, čia pas Joną, kaip visada. Ir jeigu dabar galima būtų perduoti kvapą, tai būtų grinai va čia rūkytos žuvies, šviežios rūkytos žuvies kvapas. Ai, kas tai kvepia. Vakar jau čia draskėm. vanduo. Jo, vakar mes paragavom šitoj Atgaiva. užeigoj. Pasigrožėkime. Kokių kiek tik privaryta. Į vieną krantą, į kitą krantą. O ten va visas grožis. Parničių kopa, Saulės laikrodis. O ten švyturys. Va, švyturys. Nu, tai mūsų tikslas kur šiandien? Iki švyturio gal daeiti ar nedaeiti? Daeisim, sakai? Aišku. Nu, Eisim. ja, aišku, man tai nelabai. Aš kažkaip biški buksuoju ant vaikščiojimo. Na, Nidoj vis tiek pagrindiniai tie objektai, kuriuos galima ištęstinai. Ten, pavyzdžiui, dieną vienur nueiti, kitą kitur. Bet tai yra didžioji kopa, tas Saulės laikrodis, švyturys. Nu, žodžiu, pamatysit mano veidą gale siužeto. Tokį va. Labai diena, o kokia kaina plaukimo? Aha, čia valandai. 7 valandą.
Tai va, dar galvojam, pagalvosim 7 valandą, gerai, saulė. Ar Giedras spė? dangus, tai matysis, kaip saulė leidžiasi. Faina. Bet čia vietos labai greit užsipildo turbūt, ne? Nu, sunku ką pasakyti, kaip kada. O daug žmonių telpa? Nu, telpa 60. Ai, supratau. Na, nu tai. Va taip visą gyvenimą. Dabar tavęs prašysiu nufotografuoti. Čik, 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 čik. Su to laiveliu, kad būtų fone. Va, čik, čik. Padariau. Ačiū. Gal nebeatsimenu, Nu šito vaizdo niekaip negali nefilmuoti ir atsižiūrėti. Įspūdingas vaizdas. Niekur Lietuvoje daugiau taip nėra. Niekur. smėlio tokia. Taip po truputį taip slenka. Tai, nu, tas vėlgi žemės virsmas, pokytis. Ir kas buvote prieš kokius 30 metų, jinai buvo truputį kitokia. Mažiau apsamanojusi, daugiau. Opa. Taip. Atsimenat vaikystėje kaip Kas dar atsimena? bėgdavot Ir nuo to buvo smėlio. galima nuo jos čiuožti, bet čia tikrai. Buvo galima. Taip. O dabar? Ne, no. Dabar kaip jau. Baną gausit. Kaip istorinis paveldas, kurį reikia. Išmes iš Facebooko grupės. Kurį reikia saugoti. No. Bus popa. O ten va tas kampas. Va tas va, kur pats va tas. Ten jau Rusija. Lipsim į kopas. Ai va, žiūrėk, va čia visi taip. Nu, Visi šito festivalio ten dalyviai, matyti organizatoriai turbūt. Čia jo. pagal metus. Kaščiukaitė. Taip, čia daugybė tų dainininkų, Danskovas, Smoriginas Ir taip toliau. ir visai. Festivalio organizatorius. Kerpas. Kronika. Gabalis. Valius. Na, kitą laivą randam čia. Dabar laivų pasiūla, tai žiūrim, kad VIP išvyka 2, 20 eurų žmogui VIP išvyka. Tai Tai čia jau kalbėk. skamba labai fainai. Mhm. Paukšteliai pipauja. Taip. Dabar mūsų tikslas Kopa. kuri. Gerai. Nu, O, na jau kaip ir sušilom, kaip reikiant žygis iki didžiosios kopos. Toks yra aš tuoj pasigailėsiu, kad aš čia ėjau. reikalaujantis truputį ištvermės. Ištvermės. Jo. Reikia ištvermės. Parodyti, kad mes galime daryti. Ane? Taip, aišku. Aš jau norėjau nuomotis tą, žinai, elektrinį. Nu, galimas Bet- variantas su elektriniu čia. Bet sakė, va čia- ne, tada nesiskaitys, kad tu ten buvai. Nu tai, Einam mišku, pavėsi yra. ačiū Dievui, kad pavėsis. Bet kitą kartą pasirinkit ankstesnį
laiką. Ryte eikite, nebus taip karšta. Nes atrodo, ta vasara tik įsibėgėja, dar to karščio nėra, o aš čia dėjuoju. Pirmin. Parnidžio kopa. Kažkiek tai metrų liko. Nerašo specialiai. Nu, Oho, kaip čia faina. Na, nauji laiptai į kopą, sakyčiau, truputėlį mažiau status ir pavėsė. Tai tokie privalumai, nes anksčiau buvo va tokioj saulėje, lipi, kopi. ir uždusti. Nu ir uždusti, ir aišku, ir dabar truputį uždusti, yra stotelės, bet liuks. Liuks, liuks. O ten matosi jau, kiek mes aukštai pakilome, bet dar kilsim dar aukščiau. A ne? Taip. Ok. Artėjame prie saulės laikrodžio. Bus pasiektas kitas Nidos tikslas. Valanda. Va, žiūrėk, matai? Stulpas ir va einam pažiūrėti, kiek dabar rodo valandą. Einam. Va. Oi, čia labai paprasta. Taip, va, šešėlis. Nu, Tik tai 12:36. va, patikrinu. Patikrink. 12:36. O, reiškia. 10 valandų reikia. Kaip suprasti. Va, birželis. O, matai pagal mėnesį. Va, birželis. O, birželis. Taip. Ir čia. Pum. Nu va, saulės laikrodukas. Taigi, ką mes matome čia? Čia yra Marios. Marios. Taip, Čia Baltijos jūra. pumt. Baltijos jūra. Kiek samanota, kaip Hai, hai. Labai gerai. Labai gerai. Ponas brendantis per smėlį. Nu, žmogus prieš vėją. Žmogus prieš vėją.
Ką ten tu tai pažiūrėjai? Ai, žiūriu, kaip čia tas žmogus prieš vėją. Nu, frakas kilnojasi. O, Kita stotelė. jūra. Vėjarodė. Jo, turiu jau tokią. Bet atsigrožti tokios neturiu jo, bet atsigrožėti. Kurį pležą renkamės? Nu va, kol ėjom jau beveik pležinamės. Žiūrim, yra visų rūšių pležai čia, kokių tik norit. Vyram, moterim, su drabužiais, be drabužių, tai einam dabar va šituo taku. Einam, išsirinksim. Žiūrim, išsirinksim kokį pležą. Nu ir kur mes atėjom? Kur mes atėjom? Taigi, pležas. Pležas. Štai ir pasiekėme kitą objektą. Perėję miškais visokiais takeliais. Žmonių nedaug. Nedaug. Temperatūra lauke 17. Gaivu. Gaivu? Gaivu. Akių nematau. Ai, gaivu. Labai gaivu. Dabar palei tas pakrantę eisim iki bendrojo įėjimo. Logotipas. Šešėlių teatras. Kaip jūrai. Gaivus vanduo. Aukštyn, žemyn, miškais. Jau veidą mano matot, tysta. Na, bet dar tik 10 kilometrų praėjom šiandien. Čia, kaip sakant, aplink Nidą beveik. Nu, gal man tuoj tų objektų užteks. A? Na, žiūrėsim. Taip, jau padusau biškį. Įtemptas darbas, net kojas kliūna jau. Einam link kito objekto. Babam. Babam. Mes tai padarėme. Mes. Tai Nidos švyturys. objektas dar yra. Ką papasakosi? Apie Nidos švyturį. Gal geriau nebepasakokim ką. Apžiūrim tokie. Jums įdomu? Taip. Dar jūs čia? Jūs dar stebite? Dar jūs prie teliko? Tada žiūrėkite.
Vienintelis toks pasaulyje. Aukščiausiai virš jūros iškilusio laivų kelrodžio Lietuvos pajūryje. O taip. Sukonstruotas 1953 metais. Ačiū mokytoja. Į viršų kilsime. Na ką, O tu kol būsi viršui, gal aš ledą suvalgysiu. gerai. Taigi aš leidžiuosi į ekspediciją į Švyturį. Užlipau. Čia su suknelė nėra pats patogiausias lipimas. Oho, koks čia grožis. Žiūrėk, ir čia visas rūdys. Sėdėkit, sėdėkit. Tinkat prie Beno. Ai, čia. Tai jie. Bulbės fotogeniškos. Ir ta šnėrė. O ta dar miega. Nu, ką? Kokie čia laivai. Praseinam pažiūrėti kokius antikvariatus. Čia ne vien nauji modeliukai. Čia pasirodo ir Modernios jachtos, o čia tos senos žvejybinės. o, žvejai naudojasi. Iki Gal ir šiol, dabar? aišku,
plaukiat? Taip, vyplaukiu. Valandėlę, privat kruiz. Prašom, į laiviuką. Draugą Nu. pagalbą turėsiu. Duok. Tai, tu gali duokit ranką, padės arba kabinkit aš čia, arba galiu. Ranką kaip O gal nori. tu pirma, aš nežinau kaip aš. Va, ko reikia? Geriausiai va čia. Žar dvie. Nu ką, Nu ką, jau dabar pajudėjom. Plaukiam, plaukiam, žiūrėsim. Išplaukiam. Taip. Žodžiu, turėjo būti vakaras, plaukiam Beną į Nidą, bet, žodžiu, plaukėjom mes po manęs. Jo, Beno ieškoti. Nu, atrakciją pasidarėm. Kaip čia Nida, be jachtos, be kopų. Iš vandens pamatyti va šitą parnidžio kopą. Visą tą grožį. Aišku, biški prieš saulutę dabar gaunasi, bet aš tikiuosi, turėtų matytis. Žiūrėk, mama, tai žiūrėk, čia žygiuoja, kažkokie yra takiukai. Nu, manau jo. Aš matau, kažkaip tau neišeina manęs nufotografuoti. Ne. Na, kodėl? Nu, pabandyk. Nu, pabandysiu. Oho. O, žiūrėk, kas. Turi žiūrinėt, ai, ne, šitas. Tai didžioji kopa, kurią tik pamatysi iš vandens. Deja taip. Didžioji kopa. Įspūdinga. Bet jinai tokia nėra apaugusi samanom. Nu, Matosi per Parnidžio kopą labai daug tokių pušynų. Duotas toks lėktuvas, tai turi prasinešti. Jeigu biškį plauktam čia, iš karto yra pakrančio apsaugos zona, iš karto pasikeičia, tam matėt, uostas stovi jau. Na tiesiai į kopą plaukiam. Tiesiai į kopą. tiesiai į kopą. Va. 6 kilometrai per valandą su buryte. Čia kaip Vajelavičius plaukiam dabar. Taip. Tik mes neirkluojam. Nu, jisai irgi neirklavo. Ai, nu jie irgi nešė. Būrės. Jis buvo vienas atsakytas.
Tinginiai, tinginiai. Šeštadienio vakaro plūduriavimas. Taip. Saulutė leidžiasi. O mes Kurias tai iškeliam, tai nuleidžiam. taip. Iškeltų žmonės aukštau. Aukščiau? Ką? Išėjo? Na štai, Tai pasiplaukiojam. laukiam. Grįžtame į uostą. Puikus buvo pasiplaukėjimas, susipažinimas. Labas rytas dar kartą. Jau antras rytas turbūt. Taip, Trečia diena. sekmadienis. Prie mūsų prisijungia dar vienas kolega. Tai važiuosim visi draugiškai namučio.